projektas pasibaigė, jau praėjo 3 metai. O prieš tuos 3 metus, kaip jums apskritai sekėsi šitam projektui? Kiek kurčiųjų įdarbino? Šitas projektas buvo suplanuotas prieš 3 metus, kada šalyje, mūsų Lietuvoje, buvo ekonominis pakilimas ir šitas sumanymas, kada visi dirba, gerai uždirba, norėjosi, kad ir kurtieji įsijungtų į šitą veiklą, galėtų dirbti, būtų laimingi, uždirbtų, tiesiog kaip jaustųsi pilnaverčiai žmonėmis. Pati pradžia šito projekto buvo sunki, kadangi kol projektą patvirtino, kol mes pradėjome dirbti, šalyje prasidėjo krizė, bedarbių skaičius buvo didelis ir įdarbinti kurčiuosius buvo sunku. Tačiau mes subūrėme gerą komandą stiprių darbuotojų visoje Lietuvoje. Reiškia, visuose didžiuosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, ir Klaipėdoje ir Telšiuose dirbo įdarbinimo tarpininkai, kurie pagal mūsų iš anksto parengtą įdarbinimo programą, pagal sistemą aktyvaus įdarbinimo pradėjo dirbti. Pradžia buvo sunki, kadangi įdarbinimo tarpininkams trūko patirties, jų pajėgumai buvo nevienodi, jie neturėjo, dar trūko ir žinių. Taigi pagal projektą pas mus turėjo būti ir apmokymai tarpininkams, ir jų asistentams. Dabar susumavę rezultatus mes matome, kad per šitą laiką 3 metų plus, kai gavome pratęsimą 3 mėnesius, mes jau įdarbinome 441 žmogų. Tie, kurie gabesni ir turi profesiją, tie sėkmingai įsidarbino, gavo gerus darbus ir gerus atlyginimus. Atlyginimai siekia iki 2000 litų. Kurie neturi profesijos, tai jiems darbdavys gali pasiūlyti tik valytojo, pakuotojo, pagalbinio darbininko vietą ir savaime aišku, jo atlyginimas siekia tik minimumą. Taigi čia. Dėkojame už pasakojimą. Iš tikrųjų, papasakojate